trečia dalis ir ją aš nusprendžiau padaryti apie maistą, apie parduotuves, prekybos centrus, žodžiu, kaip aš čia gyvenu, ką aš valgau, kaip aš planuoju ir panašiai. Kaip ir minėjau prieš tai dalyse, kad tikrai turiu nedaug vietos šaldytuve, turiu pusę lentynos ir dabar netgi pusę šaldytuvo durelėse lentynėlės. Tai iš esmės dar netgi sumažėjo vieta, turiu kamerui pusę lentynos ir turiu spintelę, kur galiu susidėti tos produktus visus, kas neturi būti šaldytuve. Aš dažniausiai planuoju maistą savaitai. Pirmas dalykas, ką aš padarau, tai iš tikrųjų atsisiunčiau visas programėlės parduotuvių, kurios yra programėlės. Prekybos centrai Neto, Penny, Aldi, Kauflandas, Lidlas, tai va tų programėlės aš turiu, yra dar keletas parduotuvių, kur irgi yra kažkokios tai lojalumo programos, bet aš nežinau ir labai nesigilinu, nes man realiai kol kas užtenka šitų parduotuvių. Tai pirmiausia, aš pasižiūriu akcijas, žinoma, aš šiaip ir Lietuvoje darydavau, kad žiūrėdavau akcijas ir taip galima sakyti iš dalies, kad mano maistui turi įtakos parduotuvėse vykdomos akcijos, bet aš stengiuosi atsirinkti tai, kas man yra naudinga. Nu, tai pavyzdžiui, jeigu bus akcija lašišų, tai aš nusipirksiu lašišos, lašiša yra naudinga, yra gerai baltymų ir riebalų produktas ir ką aš galiu iš jos pasidaryti, tai galiu pasisūdyti, galiu pasidaryti kepsnius ir panašiai. Tai va, tai taip ir čia viskas vyksta, pasižiūriu akcijas, ten žinau, kad aš turiu pusę kameros, aš galiu kažką į kamerą įsidėti, ne? Pavyzdžiui, kaip ir dabar turiu kamerai dar sprandinės, kažkurioje savaitę buvo akcija, kiaulienos sprandiniai, aš nusipirkau ten nepilnus 2 kilogramus šliosą, tai įsivaizduokit, kiek man reikia tos sprandinės, tai va, dabar jau nežinau, kiek laiko tam kamerai dar liko 2 kartam tos mėsos, bet realiai susidėliojau gabaliukus maždaug 2 kartam, kad būtų vienas ir tada susidėjau į kamerą. Tai dabar, pavyzdžiui, žinau, kad kitą savaitę bus lašiša, ta pati mano minėta akcija. Tai vėlgi, aš jos nusipirksiu ten apie kilogramą filė ir pasidėliosiu savo kepsnius, susipjaustysiu gabaliukais, kuriuos pasisūdysiu ir didesnę dalį, pasiliksiu, pavyzdžiui, ant kartų ten kažkokį kepsnį arba 2, pasiliksiu sūdytos ir kitą visą susidėsiu į kamerą. Tai pagal tai, ką aš turiu šaldytuve, kiek turiu vietų šaldytuve kameroje, tai pagal tai aš pasižiūriu irgi dar, ką aš galiu susidėti kur, ne? Tai pirmiausia, taip telefone, aš naucose susidėlioju savo maždaug pagal tai, pagal programėlės kokios akcijos kaip kas, susidėlioju man rūpimų produktų, visą laiką žiūriu, ta prasme nežiūriu visų akcijų, žiūriu man rūpimų produktų, pagrinde aš teikiu tą pirmenybę baltymams, sveikiem riebalam, ne, tai pagrinde žiūriu ką. Mėsa, žuvis, kad būtų nuolaidos, tada tūnas, kokia nors silkė, sardinės, iš žuvų grikiai, kurių yra tik tai vieninteliam Kauflande vieninteliai. Tada makaronų kartais, bet irgi juos tada stengiuosi virti, tokius kaip al dente. Ryžių turiu nusipirkus, bet irgi jų, kadangi nesu labai didelė mėgėja, tai taip kažkaip, ne visada, bet pagrinde, tai daržovės, baltymai, varškė, jogurtas graikiškas, vaisiai, kad pasiskaninti, čija, sėklos, avižų dribsniai, kokie nors blineliam, miltų realiai nepirkau, nes kepu blinelius, kinva, ne, buvau pasidalinus receptų netgi visos tinkluose. Tai stengiuosi daryti tokius kaip ir baltymų turinčius daug, gerų riebalų, skaidulų. Tai va, tokie produktai man yra aktualiausi. Visokių, kaip sakant, nesąmonių aš stengiuosi nepirkti, nes aš savo tiesiog čia sudavus tokį žodį, kad šitas gal kiekvieną kartą savaitę gali būti, ne, tai kokių ledų nusipirku, ar ten nusipirku paragauti guminukų čia kažkada. Bet realiai tai tokių čytų labai ir nesipirku. Man nėra kažkokio labai poreikio, aš alkoholio nevartoju, prie alkoholio man kaip ir nereikia tų visų užkandukų, nes savaitgalis man yra nebūtina kažkokių tokių, tai aš tiesiog kaip užsimanau, žinot, kažkada semkių nusipirkau, nors semkių čia irgi labai teko paieškoti, nėra čia tokių semkių, kur man patinka tos juodos, tos tikros neišpūstos. Tai tų semkių čia vienoje vietoje radau po to Kauflande, bet ten yra didelis kiekis, aš tikrai nepirksiu, nes man per daug jų yra. Aš nežinau, gal valgysiu, jas žinot, gulės, gal ir apkars ir dar kažką. Tai tiesiog nusprendžiu, kad gal tiek to. Tai va, tai susidariau sąrašėlį telefoną, susirašau kokios akcijos, kaip kas, tada pasidėlioju, ką aš galėčiau valgyti. Aš kadangi man gaunasi kažkur 2 kartai per dieną valgymas, tai būna pusryčiai ir tai būna antras patikalas kažkoks tai karštas, nes pusryčiai dažniausiai, jeigu nesavaitgalį, tai pusryčiai būna darbe. Darbe mes turim 3 pertraukas, viena iš jų 20 minučių, tai per tą 20 minučių daugumą pavalgau ir aš pavalgau, tai aš pasiemu darbą, tai ką iš darbo pasiemu, vat pusryčiai mane, tai būna sumuštiniai, pasidariau tūno užtepėlę, irgi gal kažkada pasidalinsiu receptų, tada tai vat sumuštiniai su tūnu, tada tortilijas pasidarau irgi su tūnu, ten arba ar avokadas, ne, koks nors perku iš daržovių. Realiai sumuštiniai su užtepėlė, sumuštiniai
su sūriu kokiu ir ten būna, pasidarau tokius dešros, kaip bebūtų keista, pati nepastebėjau, kad dešros tai nelabai realiai ir perku čia, nežinau kodėl, nelabai yra gal noro. Tai va, tada tortilę pasidarau kažkokius, kad tada košės, turiu maisto termosą, tai ten aš užsipilu iš ryto, iš vakaro susidedu visus birius produktus, iš ryto įdedu sviesto ir užpilu verdančių vandenių, dar biškį pienuko ir tada man ta košė nuo 6 skaitykit iki 10, jinai man subrinksta, kuo puikiausiai gaunasi košė. Aš dar pasiėmu pusryčiam, tai yra varškė. Varškę pasidarau su vaisiais, su čija sėklom, irgi dar cinamono kokį įsidedu. Žodžiu, stengiuosi, kad būtų tokių naudingų dalykų. Tai tokie būna pusryčiai darbo. O pusryčiai namuose, savaitgalis, tai būna blyneliai, kinos blyneliai, avižų blyneliai, kiaušiniai, duonos perku ten tokią forminę duoną su muštekam. Nelabai man patinka, kažkada buvau dar bandelį tik gavus ten laimėjus, tai buvau iš tų bandelių pasidarius sumuštinių, bet iš esmės duonos norėčiau pati įsikepti, turiu raugą, bet čia parduotuvėse labai tokie, žinot, miltų, mano raugai reikia ruginių miltų ir kvietinių miltų 5,50 būtų. Čia miltai dažniausiai yra 405 ir dar ten 1000 dar kažkokie, vienu žodžiu, 5,50 miltų yra Kauflande, bet ne per daugiausiai, gal porą rūšių. Tai va dabar čia kažkaip susižiūrėjau, kad Kauflande yra ir ruginių miltų ir kvietinių, tokių, kurie lyg ir tiktų mano duonai. Tai va kažkada jau neužilgo pradėsiu eksperimentuoti su kepimu duonos, nes jau turiu, kur duonai kildinti, turiu ir maišelį uždengimui, ir tą nuo kiaušinių tokį dangtelį esu pasidarius. Tai žodžiu, eigoje, šitas yra eigoje, kažkada bandysiu čia išsikepti raugo duonos, nes savo raugą esu pasiėmus. Tai planuoju tą maistą, pasidėlioju maždaug savaitę į priekį, ką aš valgysiu pusryčiam, ką aš valgysiu pietum. Stengiuosi pasidaryti vieną dieną 2 kartam, kad būtų vieną dieną pavalgai, kitą dieną tik pasišildai. Tas dalykas man įtakos turi tai, kad aš turiu 2 kuprinės į parduotuvę eiti. Tai tam, kad aš sutilpčiau tas 2 kuprinės, tai vėlgi pasidėlioju, žinai, tos dalykus. Tai pagrindė mano sąrašas parduotuvė, kas būna pienas, sviestas, varškė, jogurtas graikiškas, daržovės įvairios pagal akcijas ir taip toliau, bet avokadas stengiuosi laiką nusipirkti, aišku, tam maišelį nusipirkti visai savaitę, kokių užtenka. Iš vaisių kažką pasiemu, ten kivis, bananas, kriaušė, braškės, pagal irgi tą sezoniškumą ir pagal kainas ir pagal akcijas. Tada kas iš tų mėsos, tai sakau, apsiperku, tai realiai dabar praeitą savaitę mėsos tik tai vieną kažką pirkausi, nes aš kamerą dar turėjau. Tai dabar šią savaitę dar irgi turiu ten gal 4 kartam, tai realiai ne per daugiausiai man reikės, jeigu aš iš nusipirksiu, tai tada kaip ir nebereiks mėsos turbūt. Tada, kas dar iš tokių, tai tos sėklos visokios, kaip minėjau, aš prieskonių esu pati pasiėmusi savo mėgiamų, bet aišku, aš kada pasibaigs, tai toksai prieskonius pirktis, majonezo, padažų kažkokių, tai pomidorų pastos esu nusipirkus, šiaip aš ir Lietuvoje darydavau iš pomidorų pastos savo padažą, čia nesidarau, nes turiu ten tokį kečupą dar, bet iš esmės tai iš pastos, kad pasidaryti, man reikia ir obuolių acto, aišku, obuolių acto man reikia ir majonezo, aš jau rezgu mintį, kad čia darysiu savo majonezą, pradėjau irgi žiūrinėti actų. Labai man čia keistas jų pasirinkimas, pasisutis actais, taip įdomiai yra. Visa lentyna didžiausia Kauflande actų, obuolių acto yra, bet kažkokia kaip esencija, čia, žodžiu, dar nelabai supratau, bet kol kas, kad būtų, žinot, kaip pas mus, pavyzdžiui, ten į Lidlą, vienintelis obuolių actas ir nebrangiai, ten litras už ten nepilną eurą. Tai čia nėra taip, čia yra kažkokia nesąmoningi actai, esencijos kažkokios tai ir jos kainuoja ten daugiau už 2 eurų, ten į obuolių, pavyzdžiui, žiūrint, yra kažkokie vynuogių actai, balzamiko actų pilna, tai va, tai dar nesistudijavau iki galo aš tų visų actų, bet turiu mintį, kad nusipirkti ir pasidaryti majonezą, nes alyvuogių aliejus, tai čia kainos panašios kaip pas mus, tai tikrai galima įsigyti normalų alyvuogių aliejų už tą kainą, kokia ir Lietuvoje. Kas apie parduotuvės, tai yra čia įvairiais atstumiausios parduotuvės, tai Neto, pavyzdžiui, parduotuvė šitą miestelį, kur aš gyvenu, yra nuo mano gyvenamos vietos maždaug 15 minučių kelio. Ir pirmą kartą, kai aš atėjau tą parduotuvę, man nieko gero ten nebuvo, bet matomai turbūt nepasitaikė gal kažkokių akcijų ar kažko, tai tiesiog man kažkaip susidariau įspūdį, kad man ten nelabai, bet aš kažkaip kitą savaitę atsimenu, pažiūrėjau to laikraštuką, visai atsirado gerų dalykų. Buvo reikia apsipirkti man ir dabar man visai patinka tenais tą parduotuvę vaikščioti, nes nėra 15 minučių kelio, tai pagrindė ten yra dalykų tokių kaip ir Lidle, kur aš pirkdavau, ir netgi kurių yra, kur Lidle nėra. Tai man dėl to ta parduotuvė patogi, nes 15 minučių tai man atsinešti yra paprasčiau negu iš Lidlo, nes Lidlas ir Kauflandas nuo mano gyvenamos vietos yra maždaug 35 minutės kelio. Tai eiti 35 minutės vieną pusę, į kitą pusę su kuprinėm, tikrai. Aš vaikštau daug, bet ir man yra čia, žinot, parsinešimui po darbo, ypatingai jeigu einu parduotuvę, tai jau būna šioks toks nuovargėlis po darbo. Tai va, tai tas Neto, tada, kaip minėjau, Lidlas Kauflandas yra už 35 minučių, tada Aldi yra irgi netoli Lidlo, bet Aldi yra irgi maždaug 10 minučių nuo mūsų.
Tai Aldi, kaip kiti vardina, kad yra pigesnis Lidlas, aš nesu linkus taip sakyti. Ten yra panašių produktų kaip Lidle. Nežinau, ar ten yra pigesnis. Tai Aldi iš esmės galėtų būti irgi man panašu. Gal aš ten einu, nes ten turbūt nepasitaiko man tinkančių akcijų gal kažkaip. Tai gal dėl to aš nelabai nuėjau. Dar yra čia tokia Penny prekybos tinklas. Ten kartais irgi pasitaiko visokių akcijų, bet Penny gaunasi irgi maždaug 25 minutės nuo mano gyvenamosios vietos ir ten biškai į kitą pusę miestelio. Tai aš kažkaip ten užeidavau, tik nebent jau eidavau į centrą, į patį miestą, į centrą miesto. Kas buvo man čia pirmom savaitėm, aš aišku jau į Lidlą, nes tipo Lidlas man yra viskas žinoma ir taip toliau. Tai biškai prasišoviau Lidlę su skalbimo kapsulėm, nes čia jos yra brangesnės negu pas mus Lietuvoje, kurias aš pirkdavau. Bet, nusipirkau dabar iki kol čia bus, man užteks. Tai va, tai tos parduotuvės tokios, turiu visas programėlės. Su programėlėm irgi yra tokių, kad yra kažkokios prekės su programėlė, yra kuponai, čia kuponai yra gratis, tipo dovana, ne taip kaip pas mus už 1 centą, čia yra tiesiog dovana, bet aišku, kaip ir pas mus dažniausiai tų kuponų nebebūna, čia kažkada norėjau Cebatos pasimti dovaną, bet nebuvo, po to ten dar kažką norėjau pasimti jogurtą, irgi nebuvo, tai žodžiu, va taip yra. Tada dar apie pačias parduotuvės, ko jose yra, ko nėra. Tai kaip ir minėjau apie miltus. Tai va, miltų 5 PM, Kauflande gali rasti porą rūšių, bet pavyzdžiui Neto, Lidle, tai nėra visiškai tokių miltų, yra tik 405. Mano duonai reikia stipresnių miltų. Tai kam skiriasi miltai, tai kodėl tas 4.0 PM netinkama, nes jis labiau tinka, tie miltai labiau tinka tokiem kaip kepiniam, kaip biskvitam ir panašiai, o mano duonai reikia stipresnių miltų, nes raugas jis yra pakankamai toks stiprus. Prasme, aš gal ir galėčiau pasidaryti šis miltus, bet neiškeltų man tos duonos kaip normaliai, nes raugas jis iš esmės pats yra toks sunkesnis negu mielės. Dėl to reikia tų stipresnių miltų. Kitas dalykas, garstyčių. Kiek žiūrėjau garstyčių, tokių, kad kaip pas mus būtų nelabai užmačiau, bet primečiau tai, kad aš tokį tubelį nusipirksiu pomidorų pastos ir toks pat, tai mane ta pomidorų pasta tenkina, man patinka jinai. Tai aš taip tikiuosi, kad iš to prekės ženklo Tomi garstyčios irgi bus geras ir tada man iš jų pavyks pasidaryti majonezą. Grikius, kaip minėjau, tai grikių iš tikrųjų niekur nėra, tik Kauflande vieninteliai grikiai Bios yra, bet kaina pakankamai normali, tai aš juos buvau nusipirkusi, dabar vėl kada būsiu nusipirkusi, nes jau pabaigiau. Tai va, tai su grikiais čia bėdų bėdelė, kas grikių mėgėjai, tai žinokit, tai Vokietija vežkitės maišiukais, nes čia yra brangiau. Čia yra brangiau palyginus su Lietuva. Ryžių, kas mėgsta ryžius, tai čia yra ryžių rojus, nes ryžių čia yra belenkiek rūšių, N rūšių tiesiog, visokiausių ryžių, bet irgi nepasakyčiau, kad jie yra pigus. Šiaip Lietuvoje pigiau yra ryžiai. Tie patys basmati, kurie man patinka, tai tikrai Lietuvoje yra pigiau. Žinau, kad tikrai yra pigiau. Iš daržovių, vaisių, tai čia visko yra tikrai labai daug. Didesnis pasirinkimas, man patinka, kad čia taip yra, pavyzdžiui, šiaip vokiečiai labai mėgsta bulves, nes aš kiek čia vaikštų visur, tai visur jaučiu, kad kepamos bulvės. Ir žinot, ant sviesto keptos bulvytės, jie turbūt labai mėgsta pasikepti vakarienėms bulvių. Tai tikrai bulvės ir pas juos jų rūšių yra daugiau ir šiaip yra bulvių košė, bulvių visokie ten tie kukuliai, irgi yra visas Kauflande didžiausias, žodžiu, visa lentyna didžiausia tokių dalykų, bet aš iš tikrųjų irgi bulvių kaip ir neperku, bet nusipirku bulvių košę, nes, tiesiog aš nenoriu daug tų bulvių valgyti, nenoriu jų pirkti, nes jos tada biški, tai kiek aš jų valgau, tai jos man susitrauktų ir susigadintų, dėl to aš jų pačių kaip ir šviežių neperku, nebent kai bus jau tos šviežios mažytės, tai nusipirksiu tikrai, bet šiaip aš bulvių tokių kaip ir pati namie nelabai valgydavau tų bulvių, nebent pasaldžių, kokio batato nusipirkdavau, kad paįvairinti. Tai ir čia galvoju taip pat, kad kažkada nusipirksiu pasiįvairinimui. O bulvių košę nusipirku, bet ką pastebėjau, tai Lidle bulvių košė, kur ir pas mus Lietuvoje kažkada buvo, dabar nebėra, yra geresnės kokybės negu Kauflande. Bent jau tas skonis Lidlinės bulvių košės buvo tikrai panašesnis į tikros bulvių košės, o Kauflande jau tokia jaučiasi truputėlį, cheminesnė. Tas dalykas, daug padažų. Aš irgi čia, kai bus video įdėtas, tai padažų, nežinau, 1/4 visų produktų yra padažai. Jie labai čia visur mėgsta tos padažus. Pradėkime nuo salotų padažų, tada visokie majoneziniai padažai, kečupai ir taip toliau tokių padažai, tada jie labai mėgsta dar. Man atrodo, tai buvo dabar šparagų, tas pats pirmas bumas, kai tik šparagai pradėjo augti, tai jie kažkaip mėgsta šparagų su padažais valgyti. Aš čia nepasigilinau, čia šparagai yra ne tik tie žali, kuriuos mes įpratę valgyti, bet ir balti ir tokie stori. Būtent tos baltus storus šparagus jie valgo dažniausiai su holandais padažu, bet viskas kaip būna pas mus prie benevitų kiaušinių tas padažas. Tai su tokiu padažu valgo jie tos baltus šparagus, bet dar ir šiaip visokių yra majonezinių padažų, kuriuos jie, kaip supratau, naudoja būtent su šparagais.
Nu, jie turi čia savų tokių niuansų, kaip pavyzdžiui, dešrelės su kari padažu, kari vrust su bulvytėmis. Tai čia vat yra jų, mėgsta jie šitą patiekalą. Yra ir, pavyzdžiui, čia kaip junk foodai yra tie kioskai, tai visur yra tose kioskose, žodžiu, yra visą laiką, nors, kai buvo turgus, pavyzdžiui, nors vienas kioskas yra su kari vrust. Ir mūsų yra vokiečiai vaišinė, bet tai kažkada irgi pasidalinsiu, gal kai bus apie darbo įrašas arba šiaip kažkada ilsiai, bet žodžiu, mūsų vaišino vokiečiai, kažkada darbė pietinius, tai buvo kari vrust. Nu, manęs nesužavėjo tas patiekalas, nes ten nieko sveiko realiai nėra, bet jie taip mėgsta, čia yra jų tradicijos ir aš tikrai nieko nevarau, jie čia, prasme, turi tam tikrų dalykų, kas yra būdinga jiems, tai čia yra jų kultūra. Čia aš esu kitaip užaugus, aš kitaip esu mačius, tai aš esu suformavus šiek tiek kitaip ir čia yra normalu. Mėgėjai labai daug ir saldumynų visokių ir pabarstukai, papraštukai ant tortukų ir ten taip toliau, tokių irgi, bet labai, žinai, tokių yra supakuotų saldumynų, kur tikrai ten, nei ten geri riebalai, ten cukraus daug. Pas mus irgi, aišku, yra daug, aš nesakau, pas mus irgi tu ateik bet kokią prekybos centrą, ten pamatysi daug su cukrum ir su tais negerais angliavandeniais. Lietuvoje irgi realiai ne visas parduotuvės eidavau, pavyzdžiui, Maxima, ten šitą labai retai aš užeidavau. Nežinau, man nereikia gausybės produktų, man nereikia gausybės asortimento. Aš esu paprastas žmogus, aš valgau labai paprastą, lengvai padaromą, nieko sudėtingo maistą. Anksčiau taip, aš eksperimentuoti ir tai mėgstu, bet man iš viso maistas yra, nežinau, gali būti labai labai paprastas. Ir aš stengiuosi daryti labai paprastus patiekalus. Čia aišku, to labiau, kaip pati savo darau, tai čia kažkokių dviračių neišradinėjau, žinot, pasiimu pastarų užtepėlę, pasidarau ten, išsikepu mėsytės gabalą ir su paprastom daržovėm, net nesalotos, o tiesiog daržovės pasipjaustau ir ten kokių ryžių ar ten kažko įsiverti, viskas, paprastai. Ir neapsikraunu iš tikrųjų dėl to. Kas čia dar tose parduotuvėse, pas juos yra labai daug dešrelių, labai jie mėgsta čia tas dešrelės, jų visokių yra ir kepamų, ir marinuotų, ir tuose stiklainės uždarytų, ant rūšių, ir lepieniškų, ir rūkytų, ir, nu, žodžiu, labai labai daug visokiausių dešrelių, neragavau nei vienų tokių, negundo manęs kažkodėl, bet jie mėgsta, aš kodėl supratau, kodėl jie ten mėgsta tas dešrelės iš kitos pusės. Vienas dalykas jų tie tokie nacionaliniai dalykai, nu, pavyzdžiui, dešrelės su raugintais kopūstais, tada va, tas kari vrustas, tada jie mėgsta labai savaitgalius grilinti, nu, aš nežinau, kaip aišku, žiemą čia viskas vyksta, bet dabar, kai yra šiltesni orai, tai savaitgaliais yra, bent jau šitam miestelį yra ežeras, kur yra grill zona ir ten tikrai labai daug žmonės važiuoja su šeimom, leidžia laiką, tiesiog grilina, tai taip, tuo metu dešrelės labai yra gerai toks dalykas. Aš irgi kartais pagrilinti dešrelės Lietuvoje, nu, mes tą darydavom, tai viskas čia su tuo yra normalu. Aišku, pas dar yra labai daug dalykų marinuoti. Nežinau, kaip kodėl, bet tikrai šaldytuvuose didelis pasirinkimas jau paruoštų, sumarinuotų mėsų, tų šašlų ale ir ten tų kepsnių visokių ir panašiai. Tai vieną vištieną buvau nusipirkusi paragauti, visai nieko buvo šiaip, visai neblogai. Ir pas juos, kad jeigu yra parašyta, kad aštru, tai čia tikrai bus aštru. Čia ne taip, kaip pas mus, kaip aštru, bet iš tikrųjų ne aštru, tai čia jeigu jau parodytas pipiriukas, tai tikrai bus aštru. Tuna, sardinės, ten silkės, tai kas keisčiausia, kad pas juos silkės tokios, kad būtų, kaip pas mus aliejuje, nebūna ten, dar kažkas, tai labai nedaug. Ten, nežinau, jeigu paimti kokias 3 lentynėlės tokios, tai silkiai tokiai, apie šviežią šis net nėra kalbos, nebent tik tai turbūt tam vieninteliam kioskelį galėtum nusipirkti. Tada apie žuvis irgi, žuvies yra šviežios žuvies, kad nusipirkti parduotuviai, aš kažkaip neužmačiau. Yra šaldytų visokių dalykų, yra pusgaminių pridaryta. Jo, bet šviežios tai nelabai radau, bet silkė pas juos yra konservuota labai, bet kaip yra pas mus konservuotas tunas, sardinės, tai pas juos yra silkė. Visokiausiais ten pagardai su garstyčiom, ten su svagūnais, dar su kažkom, bet aš nebandžiau, man kažkaip atrodo, ne, aš geriau sardinės nusipirksiu, geriau tuną nusipirksiu, bet silkės tokios nepirkčiau turbūt. Gal kažkada paragausiu, bet šiaip kol kas nekilo noro. Taip yra su žuvim tokia situacija ir su jogurtu, su varškėm irgi čia tokia situacija, kad tos varškės normalios reikia labai paieškoti. Kauflande vieną radau, kaip pas mus, pavyzdžiui, Lidle, gal žino 200 gramų, kai būna tas indelis, tai va tokio tipo varškė. Tai Kauflande vienoje vietoje ir tai tenais reikia atskirai nuo pienų, žodžiu, ten, kur yra jau tipo visokie veganiški ir visokie tipo kiti atvežtiniai dalykai. Tai va tenais buvo tos prie, kaip aš sakau, pas juos yra baltarusų ir ukrainiečių produktų atskiros lentynos, bent jau Kauflande. Tai vat ir pieniški produktai irgi yra. Nu, gal gruziniškų kažkiek, tas Iranas, tas paimti, mane ten dar kažkokie tokie dalykai, vat, jie tokie kaip ir skirtiniai šiek tiek. Tai vat ten yra ta varškė,
pakelis toks, tos normalios varškės, o šiaip varškės yra pas juos, ir tai ne visose parduotuvėse būna jau, net nežinau, jie vadina net ne varškę, jie vadina kažkaip kitaip, pasižiūrėsiu ant pakelio, bet tenais būna 20%, 40% riebumo. Tai aš, kadangi žinau, kad tas pieniškas produktas riebus yra geresnis negu liesas dar iš kieto laikų, tai dėl to aš perku, bet aš tokį tarp viduriuką perku, 5% neperku, nes neskanu valgyti tokios riebios, o aš perku 20%. Tai va, tai su jogurtais irgi graikiškas jogurtas, tik tai gal 2 rūšių yra, o visa kita yra jogurtai, neaišku, ten kokie, ir ten aišku pilna su visokiais ten tais pagardukais, skoniais ir taip toliau, tokių tikrai labai daug, sūrių yra visokiausių, sūriai taip, aš vis po truputį nusipirku tai vienokį, tai kitokį paragauti, nes šiaip aš sūrius mėgstu, o sakau, su dešrom, su tom mėsytėm kažkaip nesusigundau aš tą dešrą pas juos. Nors, ką žinau, nieko su jiem blogai nėra, žinokit, tiesiog man kažkodėl tai neateina noras jos nusipirkti. Kiaušinių kaina nuo 2,29, bet ir tai realiai beveik niekada nebūna už tą kainą, nes būna išpirkti dažniausiai. Tai realiai aš kiaušus perku už 2,9. Čia aš perkuosi grietinėlę į kavą, dažniausiai tą UAT, tokį 200 ml, ir kas keisčiausia, kad pas juos čia naivat prie tokių UAT pienų ir grietinėlių, stovi, nežinau, gal 10 rūšių kondensuotų pienų, bet jie būtent į kavą pilasi ne grietinėlę, kaip aišku, kažkas grietinėlė, bet jie pilasi kondensuotą pieną. Ir jis irgi būna skirtingų riebumų, skirtingų, ten tūnės yra 0,5, yra 12, yra ten dar kažkas, bet pasižiūrėjau, tai ten yra su cukrum, to prasme cukraus, ir taip normaliai cukraus tam kondensuotam pienę, bet būtent yra skirtingų rūšių. Ir aš taip suprantu, kad tik kava gerai su kondensuotu pienu. Aš nesipirkau, nes aš nenoriu saldaus kažko, man kava su saldumu netinka. Aš jau daug metų geriu be cukrus ir man neskanu būtų, jeigu būtų su cukrum kava. Aš tik pasigardinu grietinėlę, bet ir tai vieną kartą dienoje, arba kartais net ir, jeigu geriu su prieskoniais, tai net ir grietinėlės nesidedu. Tai tiesiog jo, kava kaip ir pas mus panašios kainos, bet aš kadangi neturiu čia to malūnėlio, tai šiaip namie tai naudodavau kupelės kavos, o čia kadangi neturiu to malūnėlio, tai perkuosi jau maltą kavą. Pradėjau galvoti, kad vasarą reikėtų gal nusipirkti tirpią kavą. Kavos, aišku, yra didelis pasirinkimas, čia netgi tų kapsulių yra belenkiek visokiausių, čia net kavos aparatai yra kitokie negu pas mus ten keletos rūšių tokių apvalių kapsulių, o čia pas juos yra Starbuckso kapsulės, nes yra tam skirtas kavos aparatas. Yra tie šiaudeliai, aš atsimenu, savo vaikam pirkdavau dar seniau tokius šiaudelius, kur į pieną įsidedi suskonint išgerti. Čia yra tokių šiaudelių, tai aš savo vaikams, kai parvešiu būtinai, kai važiuosiu namo, tai žinokit, vaikučiai mano, parvešiu jums tų šiaudelių. Guminukų čia labai daug. Irgi tas Haribo čia nais viešpatauja, čia yra, nežinau, 20 rūšių turbūt jų. Ir vis atsiranda New Edition, ten riboto kiekio kolekcijos, visokios tam tų guminukų. Tai esu porą nusipirkusi būtent riboto kiekio. Vieni tokie plasmasiniai biški, kiti visai gerai skanu. Tai tai aš dabar savo pasiskanimui porą guminukų po pietų kokių suvalgau. Nes dabar turiu. Su ledais, tai, su ledais, tai kas, ledų porcijom čia beveik nėra, žinokit, kaip pas mus yra, kad tu galėtum nusipirkti vieną porciją ledų, tai čia ne visose parduotuvėse Kauflande, tai po to man kolegos pasakė, kad yra prie kasų, tai pamačiau vieną šaldytuvą, kad yra, bet kosmosos kainos ten apie 2 eurus gal, bet šiaip ledai pas juos yra visi supakuoti po 6, po 8 porcijas, arba jau litrais, žodžiu, porcijom, taip kaip pas mus pasirinkimai, ten dadų ir ten plombyrai ir taip toliau, nykštukai ir ant pagaliukų, nėra čia, žinokit, taip. Dėl to pas juos yra ledainės. Turi miestuose, kavinukėse dažniausiai, prie kavinukių, jeigu būna šventės, tai būna ledų kioskelį, žodžiu, ledai, bet ne tik gelato. Gelato yra gal irgi koks vienas kitas pasitaiko, bet tiesiog ledai, nebūtinai gelato, bet yra būtent už rutuliuką 1,5 euro. Yra tokių aparatų, kurie išspaudžia, tai žinot, ledus tokius, tai ledainės. Pas juos yra populiarų ledainės ir dėl to parduotuvėse po vieną porciją, dėja. Tai aš ragavau ledus iš kioskelio, buvau čia vieną dieną, vaikščiojau prie ežeriuko, buvo kaip tik ten senovinių Opel GT susirinkimas Europos ir buvo kaip tik ten keletas kioskelių, tai nusipirkau ledų, eilinių ledai, žinokit, tarsi tiesiog ledai, nesužavėjo, nebuvo ten gelato, būtų gelato, tai būtų gal skaniau, bet tiesiog atsigaivydimui vasarai savo pasilepinti, pasiėmiau ledų. Šiaip skonis ledų, jeigu perki parduotuvį tą litrą, tai toks kaip pas mus, žinokit, labai kažko nepajaučiau blogo. Ar ten geresnio ar blogesnio.
Aišku, tų buitekinių prekių visokiausių irgi yra. Kas man dar patiko, kad aš tokia, žinot, mėgstu, jeigu kažkur keliauju, tai man norisi tokių mažesnių pakuočių, ten šampūno mažesnė pakuotė, dar kažkas. Tai vat Vokietijoje man patiko, kad yra parduotuvėse tokių turistinių pakuočių. Kauflande ypatingai labai daug yra rankų kremai, visokie losionai, kūnai, šampūnai, dantų pastos, ten, žodžiu, N dalykų yra miniatiūrom. Tai, čia nežinau, čia man tiesiog gal patinka, kitiem gal niekam neįdomu tie dalykai, bet man visai patinka. Kas dar pas vokiečius yra, gal ir pas mus ateis tokių, žinot, iš tem atsiranda tokie žmonės, kurie daro biznelius, kaip aš sakau, iš temų, kopijų pradai, toks kaip yra posakis. Tai čia yra tokių parduotuvių, kur, kaip aš vadinu, šudeliakų visokių, bet, kartais tų šudeliakų irgi reikia, ne? Prireikia čia ir dabar, ir tu negali atsisiųsti. Pavyzdžiui, aš atvažiavau į gyvenamą vietą, čia nebuvo setelio, man setelio reikia, nes aš tam nuplaunu, pavyzdžiui, pakingą tą pačią, ne, kai ten išsimirkau blinelėm ir taip toliau, ir čia nebuvo. Tai nuėjau į tą šudeliakų parduotuvę ir nusipirkau aš tą setelį už tą eurą, suprantat, tai ką. Tai va, tai tokių parduotuvių. Ir šiaip jie, čia bent jau šitam miestelį, kur aš gyvenu, mieste, čia miestas, Panevėžio dydžio, šiaip iš tikrųjų yra ir gyventojų, tiek panašiai kaip Panevėžy. Tai šitam mieste nėra labai daug kažkokios veiklos, čia yra daugiau gamtos, daugiau tu gali pasivažinėti su dviračiais. Yra vienas kino teatras, netoli miesto yra kartingai, žinau. Kažkokia biliardinė, man atrodo, yra, nes girdėjau iš merginų, kad buvo jos tam. Bet iš esmės čia jie neturi ką veikti. Kai jie neturi ką veikti, tai jie eina į prekybos centrus ir, pavyzdžiui, savaitgalį, tam vadinamam tokiam arkadinė, jis yra kaip, vėlgi palyginsiu, Panevėžio Saulės miestas. Tai tam prekybos centre yra visokių parduotuvių, yra ledainių, yra kavinukės, tai viskas kaip pas mus prekybos centruose. Tai žmonės ten leidžia laiką ir aš labai nustebau, kai aš atėjau pirmą kartą į tą prekybos centrą, tai ten tikrai labai daug žmonių. Šiaip man nepatinka, kai būna daug žmonių, aš dėl to ir pas mus nei tos Akropolis, nei tos Ozus, aš jau važiuoju į tos prekybos centrus tik tai tada, kada man labai reikia kažką nusipirkti, bet stengiuosi kuo rečiau tą daryti, nes man nepatinka ta minė žmonių, man nepatinka tų parduotuvių krūvos. Čia aišku, gal irgi dalinai yra, jeigu iš sąmoningumo pusės žiūrėti, kažkur kažkas yra paslėpta, bet čia yra alkoholio. Alkoholio aš kadangi nevartoju, labai nesidomėjau, bet kadangi aš dirbu sandėly ir man tenka matyti tos alkoholinius butelius, juos krauti ir panašiai, tai aš matau, kad čia alkoholį vartoja iš stiprių ir, pavyzdžiui, jie čia mėgsta visokius džinus, ten romus, kažkoks yra kaip vynas, bet stipresnis vynas, po to dar kažkas, ta prasme, kokteilis, jie labai mėgsta gerti kokteilius, aš kaip suprantu, nes bent jau mes kiek darom visokių ten tų displėjų, tai ten viskas kokteiliams. Dar nebuvau parduotuvėje, apžvalgą padarysiu atskirą turbūt kažkokį tai kaip reelsą, daug kam galbūt įdomu. Tai tikrai padarysiu tokią apžvalgą, jo, bet ir ne šitam video. Lidle yra tos savitarnos, tai apsiperku dažniausiai savitarnose, ten gali netgi pačioj savitarnos kasoje pasidaryti, kad taip pat ne vokiečių kalba, kita kalba, tai viskas ten kaip ir po to būna paprasta. Kauflande nėra savitarnos, Kauflande visada yra pardavėjai, tiksliau kasininkai. Ir Kauflande kaip ir promo pas mus reikia pačiam pasisverti tos visus vaisius daržovės. Aš čia pirkausi cukinę ir aš tą supratau, kad atėjau į kasą ir man sako, čia vokiškai sako, ten reikia tau pasisverti. O šiaip ne, tai yra kasininkas, bet kažkaip aš angliškai susikalbu, angliškai žmonės, jeigu kažkas kažko nesupranta, tai tada tiesiog ten gestais ten dar kažką, žinai. Bet iš esmės dauguma vokiečių tikrai angliškai supranta, angliškai kalba ir man to pakanka. O jeigu žiūrint iš tos pusės, kiek aš čia išleidžiu maistui, tai bandžiau skaičiuotis, kaip kada, žinau, ką nusipirki. Bet iš esmės tai man savaitai maždaug nuo 20 iki 30 eurų tikrai pakanka maistui apsipirkti. Aišku, aš žiūriu, ką aš pirkuosi, aš nesimėtų kairį dešinę. Bet vieną savaitę būna daugiau, gal kitą savaitę mažiau, nes vėlgi, jeigu perki 2 kilus ten sprandinės, tai tu susimoki daugiau, bet kitą savaitę tada tu neperki, tai kaip ir susidėlioja. Buitekinių kažkokių prekių asmeninių mažai reikia. O kas liečia ten tos visokius, žinot, valiklius, dar kažką, tai pas mus yra stiklainiukas, kuris po 5 eurus į mėnesį kiekvienas metam ir, žodžiu, iš tų pinigų perkasi ten tualetinis, kažkokie valikliai, ne, bendram naudojimui ir panašiai. Tai va, tai čia kaip ir nereikia tų dalykų pirkti. Tik tai asmeninius dalykus, ką tau reikia. Ką aš galiu pasakyti, Kauflandas yra labai didelė parduotuvė, tai aišku, kad į vieną tokį mano holą jums čia viskas netilps. Eik iš čia. Tai aš manau, kad teks antrą kartą dar eiti, nes tikrai yra ką parodyti. Pas tas visko labai daug, didelis pasirinkimas. Tai va, tai aš manau, kitai dalį paliekam visokius guminukus, čipsus ir taip toliau.